Sveiki, mėly investicijų pulso žiūrovai. Šiandieną su jumis aš, Greta Vislackytė ir Ilja Lauras. Turime, Ilja, Labas, Greta. labas, tikrai nemažai ką aptarti šią savaitę. Tiek įveikiai praeitos savaitės, pavyzdžiui, penktadienį turėjome infliacijos duomenis, JAV vartotojų kainas, geopolitinė situacija keičiasi kiekvieną dieną ir šią savaitę jau prasidėjo didieji atsiskaitimai bankų, taip pat lustų įmonių, tokių kaip ASML, Taiwan Semiconductors, tai ko mes laukiame šią savaitę. Tai pulkime į mūsų pokalbį, nuo ko norėtum pradėti? Labas dar kartą, Greta. Tai manau, kad pabandom iš to viso balto triukšmo išskirti, kas yra svarbiausia, nes iš tikrųjų įvykių yra daug, labai dažnai įveikiai siejami ar nesiejami su rinkom, su portfeliais, su investicijom, bet manau, kad turime išryškinti keletą tokių įdomesnių, svarbesnių momentų. Tai pirmas dalykas, faktas, kad per savaitę pamatėme eilinis žodis investicijų žargoninis ralis rinkų. Ralis tai yra priešingybė korekcijai ar bear market, tai yra, kada rinkos atvirkščiai auga. Iš tikrųjų, pagrindiniai reikšmingi indeksai, kaip Standard Poor's, kaip Nasdaq, pakilo apie 5% per vieną savaitę, kas yra toksai indikacija, kad rinkos atsigauna po to šoko. Ir čia iš tikrųjų reikėtų prisiminti, ką kalbėjom prieš porą savaičių, kad tie žmonės, kurie investuoja per tos šokus, kuriuos matėme Irano karui prasidėjus, iš tikrųjų daugiausiai daug ir uždirba. Tai tikrai rinkos turi tendenciją pakankamai greitai atsistatyti, tą matėme paskutinę savaitę. Tai iš tikrųjų teisingai sakei, kad infliacijos duomenys yra ir atsiskaitimai tokie gal vieni pagrindinių dalykų, kuriuos paprastai, nors kiek profesionalesnis investuotojas turėtų stebėti. Ir gal manyčiau, kad tokį galime rekursą, tokį grįžimą truputėlį padaryti, į ką apskritai reikėtų žiūrėti, ypač kai rinkos yra emocinės nestabilios, ką paprastai, kokius fundamentalius parametrus reikėtų stebėti, kurie tikrai pasako, kas iš tikrųjų vyksta rinkose. Tai kalbėjome kažkadaise, kad iš tikrųjų tų fundamentinių gali būti ir nedarbo duomenys, ir palūkanų normos, tai manau, kad tą ateinti atsiskaitimų savaitę iš tikrųjų gera proga prisiminti apie tai, dėl ko apskritai investuotojai ateina į rinkas ir ko apskritai investuotojai tikisi iš rinkų. Tai jeigu ateini paprastai parduotuvę pirkti būtinių prekių, tai investicijas ateini pirkti grąžos. Grąža yra tas parametras, tas skaičiukas, kurio iš tikrųjų siekia visi investuotojai. Tai tam tikrą prasme tu superki, sumokėdamas dabartinį investicijos kainą, būsimuosius, gal pajamų srautus, pelnus ir pinigai arba pelnas arba uždirbis, tai yra tai, ką tu perki. 2025 metais uždirbome investuotojams virš 30% grąžos. Ir Ilja, tu įvardinai jau labai aišku rodiklį, kurį tikriausiai ne vienas investuotojas žino. Taip. Tai du po truputėlį, taip ir ilgai prie tokio, pi rodiklis, jie labai susietas su, jeigu šį savaitę yra atsiskaitimų, tai labai susietas, bet manau, kad iš tikrųjų reikėtų paaiškinti fundamentinę reiškia to rodiklio, kad tiesiog suprasti, kodėl visi taip laukia atsiskaitimų, kodėl atsiskaitimai netgi yra svarbesni už palūkanų normas ar nedarbas ar kitus rodiklius. Tai PI, teisingai pasakyti, yra pagrindinis, aš vadinu, sveiko proto, blaivaus proto rodiklio, ir tai yra price earning ratio. Kitais žodžiais yra, jeigu taip labai būtiškai žiūrėti, kiek kartų metinių pelnų kainuoja tam tikras instrumentas. Pavyzdžiui, PI rodiklis 10, tiesiog reiškia, kad jeigu įmonės pelnas yra vienetas, o akcijos kainos yra 10, tai 10 kartų metinių pelnų kainuoja instrumentas. Šiaip gerokai paprasčiau pasidaro skaičiuoti ir ypač lyginti su kitais instrumentais išvedus PI į procentus, nes tas pats 10 PI rodiklis reiškia 10% vieną dalinam iš 10, jeigu PI 20, tai yra 5% dalinam vieną iš 20 ir panašiai, nes kai pasidaro procentais, tai visiems pasidaro jauku, suprantama, nes visi pripratę ir kreditus, ir palūkanas, ir kitus instrumentus matuoti metiniais procentais. Tai vienas iš tokių nesudėtingų matematinių dalykų, kuriuos galim padaryti, tai yra tiesiog PI transformuoti procentais ir tiesiog pačiam pasisakyti savo, ar tai yra aukštas ar žemas rodiklis. Tai PI yra vidutinio ilgojo laikotarpio iš tikrųjų fundamentinis rodiklis, kuris nustato aktyvo kainą.
Kitais žodžiais, jeigu emocija sako, kad kaina gali kristi ar kilti priklausomai vėlgi ten nuo orų, nuo nuotaikos, nuo geopolitinių pasisakymų, nuo vieno ar kito žodžio, tai dažniausiai tai yra emociniai svyravimai, jie yra pakankamai reikšmingi, bet ilgo laikotarpiu vis dėlto akcijų rinkos kaina turi tokią savybę gravituoti link fundamentinės grąžos. Ir buvo išvesta formulė, kad Standard & Poor's tai yra klasikinė pramonė rodiklis, dažniausiai gravituoja link 15, technologinės kompanijos, kaip greitai augančios, dažniausiai gravituoja link 25, 30 ir panašių rodiklių. Tai va tiesiog kiekvieną kartą stebint, o kiek akcija kainuoja pagal PE rodiklį, tikrai galima labai nesudėtingai išvesti, ar šiuo metu tai yra labiau nedavertinta, pervertinta, ar tikrai yra geras momentas pirkti ar parduoti. Ir tiesiog pailiustruosiu, kad jeigu tai paimti tokią pavyzdinę kompaniją kaip Microsoft, tai yra pavyzdinė technologijų kompanija, vienas iš senbuvių, kur jau nusistatė visi procesai, vadovybė, atskaitomybė, buhalterija, visa kita, toksai pavyzdinis, nes ketvirtinės pelnais visada džiugina, pažiūrėti ne į rinkos akcijas, o į ketvirtinės pelnus visada matysime tokį tiesiog tobulą augimą. Tai vat, jeigu 3 metų vidurkis yra apie 30, tai 30, virš 30, tai šiuo metu matome 24. Kitais žodžiais, jeigu matuoti ne emocijom, ne rinkos svyravimais, o to, kiek grąžos finansinės pajamų pelno investuotojas gauna už tą akciją, tai matome, kad tiesiog gerokai yra nukritusi žemiau savo ten bent jau 3 metų rodiklių, šiaip ir istorinių, kai kurių rodiklių pakankamai žemiau, tai yra tiesiog profesionaliam investuotojam indikuoja, kad tai yra geras momentas pirkti, nes dažniausiai, jeigu matuoti, vėlgi ne emocijom, ne geopolitika, o matuoti grinai finansinę grąžą, tai šiuo metu akcija gerokai pigesnė, negu, pavyzdžiui, tuo metu, kai už ją prašoma ten 30, 35, 40 PE faktorius ir panašiai. Tai dabar, kuo tai susiję, aš taip labai ilgai vedu prie tų atsiskaitimų savaičių, kuo susiję savaitės, tai faktas, kad PE yra viešai paskelbiamas būtent kaip kompanijos išeina su pranešimais apie tai, kokie ketvirtiniai pelnai yra pasiekti. Būtent tas momentas yra vadinamas įsiskaitimu. Priminsiu, kad viešos kompanijos privalo įsiskaityti, tai yra įstatymo numatyta, kad viešos kompanijos tiesiog privalo įskaitinėti bent jau kas ketvirtį, ir faktas, kad investuotojai laukia labai tų duomenų, nes būtent tikrasis paskelbimas, o kiek iš tikrųjų kompanija yra uždirbusi, ir yra tas momentas, kai tu gali pasakyti gerai, vėl perskaičiuojam PE, nes jeigu rinkos akcija, pavyzdžiui, kainuoja 100, pelnai buvo 10, o dabar pelnai yra 20, tai gerokai koreguojasi PE, ir tada tai sukelia dažniausią bangą. Vėlgi, nedavertinamos kompanijos yra gerokai perkamos, akcija gali per naktį pakilti kartais ir 20%. Atvirkščiai, jeigu labai nuvilę yra rodikliai, tai tada akcijos gali krinti, kai veikia makroveiksmai, pavyzdžiui, tokie kaip energetika, krizės, pandemijos ir panašiai. Faktas, kad pelnai pasiekia ne vieną, o daugelį kompanijų. Ir tarp kitko, pirmasis iš sektorių, kur visų pirma yra paveiktas, faktas, kad yra bankinis, ir būtent bankinių atsiskaitimų savaitė mūsų laukia. Tai toksai ilgas intro. Goldman Sachs pradėjo tą savaitę. Ir visai sėkmingai. Tikrai šiandieną mes kalbamės antradienį, lauksime JP Morgano, bus visai didelė konferencija ir pasisakys Jamie Dimon'as. Rinka laukia ir įžvalgų tuo pačiu. Teisingai, visada ateina kartu. Galbūt trupučiuką norėčiau pridurti investuotojams, kad žiūrėtų ne tik tai į PE rodiklį arba PE, bet taip pat paimtų ateities PE rodiklį, kuris yra įdomesnis būtent žvelgiant į tą ateities perspektyvą, vis tiek yra įmami prognozuojami skaičiai, ir forward PE rodiklis tai irgi vienas fundamentalių rodiklių, kurios reikėtų atkreipti dėmesį. Taip, dažniausiai, kur reportuoja skaičių, vadinamas trailing, dažniausiai naudojamas 12 mėnesių. Trailing tai reiškia tiesiog paėmė kiauri paskutiniai 12 mėnesių, nebūtinai kalendoriniai metai finansiniai, ir tiesiog paskaičiuojame, kiek jau de facto yra uždirba. Yra tas forward, nes kiekvieną kartą skelbiami duomenys, faktas, kad įmonės sekantį ketvirtį bando prognozuoti, bando daugmaž nuspėti, dažnai ir neatspėja, bet bando nuspėti, kiek iš tikrųjų uždirbs ateinantį ketvirtį, ir tada nustatomas tas forward, ir teisingai sakai, tas forward dažnai gerokai daugiau įtakoja investuotojų sprendimą negu tas trailing.
Nes faktas, kad tu investuoji tikėdamas ateities pajamų, tau buvusiai pelnai jau nekaip tau asmeniškai neatsiliepia, jei jau viskas yra paimti kažkam įmokėti, suvalgyti, kai tu čia ir dabar moki už akciją arba turi portfelį poziciją, tai faktas, kad tave domina, o kas ateina. Ir vėlgi priklausomai nuo makro veiksnių, nuo plėtros, nuo kažkokio įsigijimo, nuo sandorių, korporacijos reportuoja, čia vėlgi įstatymo reikalavimas privalo tiesiog reportuoti visus reikšmingus įvykius, kurie ateina ir kokią finansinę projekciją turi tie reikšmingi įvykiai. Tai tada nustatomas tas forward PE ir pagal tą forward PE dažniausiai jau susirikiuoja jau nauja rinkos kaina. Tai va, visos tos grandinės, vadinama atsiskaitimų karštligė, ateina kartą į ketvirtį. Jo, iš tikrųjų labai perkrato portfelius, vienos kompanijos, kurios dažniausiai viršė savo lūkesčius, labai greitai gali išaukti, kitos, kuris neviršė, tačiai nuvila, tai tie gali nukristi, bet faktas, kad per tas 2 savaitės labai susikrato naujai visas portfelis. Tai bankai yra ypatinga reikšmė, nes daug ekonomistų sako, kad apskritai visa ekonomika prasideda nuo bankų. Pirmieji pinigai, kurios atspausdina valstybės ir vyriausybės, patenka į bankus, bankai skirsto. Bet kokios krizės tame tarpe palūkanų normų, ten staigus didinimas, mažinimas per bankus pasiskirsto, nes faktas, kad jeigu valstybė nustato didelės palūkanas, bankas tuo pačiu iš karto momentaliai padidina kreditų kainą vartotojams ir faktas, kad padidėjus kredito kartai padidėja ir pajamos banko, nes bankas dažniausiai taiko savo fiksuotą procentą ir taip toliau. Taigi būtent nuo bankų sveikatos finansinės, būtent nuo bankų ekonomikos, būtent nuo bankų skaičių priklauso tolimesnis ekonomikos, sakysime, vystymasis. Tai dėl to ta pirmoji turime neatsiskaitimų savaitė yra būtent bankinė ir visi taip patydžiai žiūri tos skaičiukus. Investuokite į technologijas kartu su Nexturi. Tai bankų rezultatai, mes juos traktuosime ne tik tai kaip įdomų dalyką investuojantiems į tas akcijas, bet ir bendrą rinkos ir ekonomikos rodiklį. Ir visiškai sutinku dėl vartotojų, bankai atspindi ir vartotojų savijautą ekonominę, taip kaip veikia įpročius arba pasirinkimus tos pačios palūkanų normos. Ir taip pat daug kalbėjome su tavim praeitose laidose apie IPO, į ką žiūrės rinka, ką vertins, tai be abejo ir ta vadinama trading activity ir susijungimai, merging M&A, taip, ir tuo pačiu metu ir IPO prognozės, konkrečiai šių didžiausių, įtakingiausių bankų. Ir kitas sektorius, iš kurio 2 didžiausios įmonės SML'is ir TSMC atsiskaitinės šią savaitę, iš jų tikimasi pakankamai gerų rezultatų. Kaip vertintum lustų pramonės situaciją šiuo metu tu, Ilja? Paminėjai SML, tai tiesiog... Rytoj atsiskaito, trečiadienį, taip. Taip, kontekste įvesti, kad tai yra viena iš labai nedaugelių būtent europietiškų kompanijų, kurios yra technologinio pasaulio lyderiai. Dažniausiai matome Azijos ar Amerikos žaidėjus. Tai SLMs yra ta kompanija, kuri gamina įrangą, kuri leidžia tokiom kompanijom kaip jau Nvidia ar Intel ar kitos lustų gamintojų kompanijos gaminti savo čipus. Ir pasižymi tuo, kad užima tiesiog dominuojančią poziciją. Apie 80% įrangos, kurią perka tos pačios Nvidijos gaminant savo čipus, ateina iš tikrųjų iš europietiškos, olandiškos, jeigu būti tiksliau, Niderlandų kompanijos SML'is. Tai dėl to visa čipų gamyba vienaip ar kitaip susijusi labai su jais. Ir manau, kad tokie 2 labai palankus vėjai veikia konkrečiai SML kompaniją. Tai vienas gal paliesime šiek tiek vėliau, bet labai rinka suaktyvėjo po naujų rinkimų Vengrijai. O taip. Taip, labai daug optimizmo. Vengrija apskritai matė ralį savo įmonių ir savo rinkų, kurių nematyta labai seniai. Laukas tai dalinai atspindi faktas, kad Europa atšaldė dalį, sakysime, užšaldė tos pagalbos pinigų postpandeminių ir kitų, kur buvo, sakysime, su Orbano tokia kieta prorusiška pozicija susiję, bet vėlgi gal apie tai turėsim laiko paliesti vėliau. Bet vienas vėjas, kad apskritai būtent po naujų rinkimų yra laikoma, kad Europa tampa gerokai daugiau politiškai vieninga. Tai yra greičiau pajėgi priimti teisingus ekonominius sprendimus. Iki šiol tai buvo
vieni į kairę, kiti į dešinę ir sprendimų tiesiog nėra. Kaip pavyzdį vėlgi 900 milijardų paskola Ukrainai ir kiti sprendimai, kur tiesiog kaip ir priimti, bet de facto nevykdomi vien dėl to, kad Europa negali susitarti, kadangi Europa yra skirtingai nuo Amerikos kolegialus sprendimo priėmimas, tai kitais žodžiais visi sutinka arba nieko nevyksta. Apie tai vėlgi galim kritikuoti, galim ne, bet tai yra faktas, tai vėlgi daug optimizmo suteikia tai, kad Europa dabar bent jau politiškai yra vieninga, tai yra pajėgi centralizuotai, efektyviai vykdyti tame tarpe ekonominę politiką, tai be abejo atsiliepia visai rinkai, labai stipriai atsiliepia teigiamai Vengrijai, paliečia visą Europą ir va taip jau sutapo, kad SML, kur šiaip gal šiek tiek nepagristai buvo laikoma, kad buvo nuvertinta, būtent dėl tų tokių, sakysime, turbulencijų europinių maždaug prieš metus. Tai va dabar laukiame tikrai palankaus vėjo, kad bent jau tas europinis stabilumas turėtų suteikti gerokai daugiau pasitikėjimo apskritai Europą ir Nyderlandais, ir kompanija SML. O antras dalykas, lūstų gerąją prasme sprogimas tiesiog tęsiasi ir panašu, kad artimiausio laikotarpio nemato ribų. Vėlgi, kaip pavyzdį paminėsiu, kad tokia jau beveik buvo nurašyta ir pamiršta korporacija Intel, kurią mes visi žinome, nes labai daug kompiuterių asmeninių naudoja tos čipus, bet buvo laikoma, kad jau truputėlį paseno kaip ir valdymo prasme, ir ambicijų prasme, sakysime, nespėjo tą dirbtinio intelekto čipų traukinį ir panašiai. Bet jeigu žiūrėsime paskutinius 6 mėnesius ir tą tiesiog gerąją prasme sprogimą, tai yra plus 80% akcijų augimą per 6 mėnesius, tai tikrai galima matyti, kad visa lustų grandinė, visa nuo įrangos gamybos iki visų žaidėjų tiesiog to rinkoje, nes šiaip nėra jų daug. Ir dabar, ir paskutinius 6 mėnesius, ir prognozuojama keletą ateinamų metų tiesiog turi labai ypatingai stiprų, ypatingai palangų vėją. Tai vėlgi ta tokia makro situacija ekonominė, būtent ties čipų rinka, kuri išjudina ten visą grandinę nuo Nvidios iki Intelio iki SML, irgi laukiama, kad SML turėtų turėti labai daug ir užsakymų, ir patvirtintų sandorių, taigi visi pakankamai su optimizmu žiūri į konkrečiai, kur čia šitą kompaniją, teisingai. Ačiū, kad paminėjai. Taip, tik tai čia norėtųsi įsiterpti, kad tai nėra investavimo rekomendacija. Ir, pavyzdžiui, tokios įmonės kaip Intelis labai volatilios. Taip, kas atsidarytų grafiką, tos įmonės pamatytų, kad taip per paskutinius metus ten virš 60% grąžos, bet per 5 metus praktiškai ant nulio mes esame, kas vat ir parodo tos amerikietiškus kalnelius investuotojų lūkesčių dėl tos įmonės. Bet sutinku, Intelis vienas įdomesnių žaidėjų ir viena iš tų nedaugelio įmonių, kurios tiek kuria dizainą, tiek patį čipą pagamina. Taip, nėra daug tokių rinkoje. Pavyzdžiui, ta pati TSMC, jie tik tai pagamina pagal kitų užsakymus. Tai žinai, aš pastebėjau tarp kitko vieną tokį įdomesnį dėsningumą, kurį gal pradėjome žvelgti prieš kokius porą metų, labai neseniai. Prieš metus iš esmės visi jau garsiai kalbėjo, kad vienas kitas stambus sandoris tarp didžiausių tiek gigantų iš esmės ir apibūdina visą rinką. Tai jeigu anksčiau kalbėjome apie Intelį, kad ten gyvybingumas, pajamos, ateitis, perspektyvos priklauso nuo vėlgi kokią ten rinkos poziciją užims sutinkamai su artimiausio konkurento AMD ar kitais procesorių gamintojais, kiek ten milijonų čipų notebookuose parduos ir panašiai. Tai dabar viskas gravituoja link tuo, kad iš esmės keli stambus partneriai ir užsakymai apibūdina apskritai visas korporacijas. Tai sieju, tai visų pirma su rinkos labai stipria centralizacija. Jeigu anksčiau vėlgi Intelio verslas galėjo priklausyti nuo milijono čipų pardavimų kiekvienam notebook'e, kurį perka kiekvienas atskiras individas, dabar ateina toksai potencialus partneris kaip Google. Sako, man reikia begalinis poreikis mano čipų, nes aš statau duomenų centrus. Ir čia yra faktas, kad būtent daugelis ekspertų sieja tą 80% 6 mėnesių Intelio augimą būtent su tuo, kad pavyko suderinti tokį strateginį ilgalaikį, labai didelį sandorį su to pačiu Google. Priminsiu, prieš čia keletą laidų kalbėjom, kad viena iš nedaugelio kompanijų, kur drįsta investuoti ten nuo $600 milijardų į dirbtinį intelektą infrastruktūrą. Tai va dabar tas rinkos vertikalizacija, centralizacija, kaip pavadinti, veda prie to, kad iš esmės va tas visas vartotojiškas kampas pasidaro tokiu baltu triukšmu, kad tiesiog nebelaibai svarbu, ar ten tiek milijonų čipų parduos, ar šiek tiek daugiau, nes iš esmės ant tiek išaugusios yra tech korporacijos, kad jos viena kitą maitina, tiesiog nėra rinkoje kito tokio poreikio. Ta prasme, nėra pirkėjo, nėra tokio tinklo, nėra tokio laptopų gamintojų, kuris gali atnešti tokį sandorį.
kurį gali atnešti vienas Google. nes vėlgi konsolidacija ir centralizacija. Tai va, ir tą pastebėjimą pradėti. Jeigu prisiminė, aną vasarą buvo tokios spekulacijos pradžiai, ar Oracle daro tokius fiktyvius buhalterinius žingsnius, kai paskelbė apie partnerystės ir momentaliai akcijos ten šauna 70% ir panašiai. Tai buvo kalbame, kad taip primena tokį PR veiksmus ir panašiai, bet po to pamatėme, kad iš esmės nuo būtent paskelbimų tokių gigasandorių, megasandorių labai priklauso visų įmonių likimas. Nes vėlgi vienas toks sandoris gali aprūpinti įmonę darbu sekančius 10 metų ir viena didžioji ta korporacija gali nupirkti vėlgi tiek produkcijos, kiek niekada visa likusi rinka nenuveiks. Tai tą pastebėjau, labai dažniau pasikartoja ir dabar analitikai vis labiau žiūri vėlgi ne tą vartotojišką konkurencingumą, o įvyko, neįvyko, su kuo draugauja, su kuo nedraugauja tie gigantai. Nes jie tarpusavį iš esmės ir prekiauja, nes tas kiekis užsakymų, pinigų kiekis tiesiog kitur neprieinamas tokio masto. Taip ir gaunasi, kad iš vienos pusės patys savo ir nustato likimą, nes jeigu Google draugauja su Inteliu, tada Intelis iššauna ten 100%, jeigu Google draugauja su kažkuo kitu, kitas iššauna. Tai parodo, man tai tokia labai netiesioginė indikacija, kad dar truputėlį, turiu kokį keletą metukų ir iš esmės tas visas likęs pasaulis už ribų tų tiek gigantų labai mažai takos būtent finansinių srautų ir panašiai. Įdomus laikai, įdomios naujienos ir šiandieną mūsų laikas jau eina į pabaigą. Tai kągi, linkiu stebėti rezultatus, pasiklausykite Jamie Dimon arba pasiskaitykite jo kalbų, manau, bus įdomiau. Žinai, užbaigsiu man, jeigu leisi, Greta, truputėlį dar tokį, atsiprašau, šitą gal prisiminsiu tokią frazę, paskutinę prieš keletą dienų Goldman Sachs yra paskelbusi, kad technologinėse investicijose šiuo metu matome citatą Generational Investment Opportunity, citatos pabaiga. Ir būtent tiesiog labai siejasi su to, apie tai kalbėjome, kad taip susiklostė, kad tiesiog kryžkelis labai greito technologinio sektoriaus augimo visų pirma maitinamo dirbtinio intelekto, piniginės politikos, nes iš tikrųjų išeina į labai, sakysime, tokias didelius laukus piniginė politika visų valstybių, tas lokalus prasėdimas per visiškai emocinę rinkos reakciją į Irano karą ir panašiai. Tai veda prie to, kad šiuo metu būtent apie ką šiandien kalbėjome, jeigu matuoti rinkas tiesiog pinigais, pinigų srautų, pelnais, to PI rodiklio, kuris yra blaivaus sveiko proto rodiklis, tai taip susiklostė, kad jeigu pažiūrėti būtent tech sektorių, aš jau paminėjau, kad Microsoftas yra gerokai atsilikęs nuo savo ilgalaikio vidurkio. Ir bendrai Big Tech įmonės veda tiesiog, kad palyginus su S&P 500 bendruoju PR rodikliu, Big Techas yra šiuo metu pigesnis. Gerokai pigesnis ir tai veda iš tikrųjų prie tokių citatų, kad tokie, sakyčiau, dideli, stambus pastebimi žaidėjai, kad Goldman Sachs tiesiog sako, kad konkrečiai šią sekundę, tą pamatysime labai ryškiai kitą savaitę, bus irgi progos kalbėti apie antrą atsiskaitimų savaitės karštlygį, tai yra jau tech kompanijų atsiskaitimai. Tai tada tikrai pamatysime, ar taip ar ne, bet iš tikrųjų visiškai visi skaičiai indikuoja, kad šiuo metu būtent tech korporacijos, vėlgi nesakysiu investuoti ar ne, nes uždrausta dalinti investicinių sprendimų, čia yra dėka, ačiū įstatymo, reguliacijų visą kitą, bet atotrukis tarp kainos ir nešamų pelnų yra pakankamai reikšmingas ir pakankamai palankus investuotojams, gal taip diplomatiškai suformuluosim. Taip, bet galbūt dar reikėtų pridurti, kad per atsiskaitimus yra įmanomi pakankamai dideli judesiai tiek į viršų, tiek į apačią. Tai perkantiems kitą arba šią savaitę reikėtų būti trupučiuką atsargesniems. Čia, žinai, čia bendras tas yra patarimas, yra diversifikuoti, nes dažniausiai per atsiskaitimus yra tarp kompanijų korekcijos, ne rinkinės korekcijos. Rinkos korekcija, kai yra visiškai visi, arba eina į viršų į apačią, tai yra rinka koreguoja. O kai, tarkime, ten Google'as į viršų, Microsoft į apačią, tarp kompanijų korekcija. Tai dažniausiai per atsiskaitimus matome būtent tarp kompanijų korekcijos lyginamieji svoriai kompanijų pasikeičia. Dažniausiai rinka atspindi bendras tendencijas, o tie, sakysim, atskirų kompanijų ten plius minus kartais 20-30% esame matę kiekvienos atskiros pozicijos dėjimą mažėjimą, tai tas atsispindi tarp kompanijų ir vėlgi investuotojas turintis sisteminį požiūrį, tarkime,
PVZ tiesiog turintis ten portfelį technologinių kompanijų, kurie eina bent jau ten 10, 20, 30 kompanijų, tai tada dažniausia tie svyravimai viena kitą panaikina, nes ten jeigu gaunasi, kad ten laimėtojas šiuo metu, šią sekundę ten labiau Apple negu Google ir vienas krenta, kitas atvirkščiai kyla, tai tada bendram portfelė tu matai tik tai bendrą rezultatą, kuris labiau atspindi, kur juda rinka, sektorius rinkos turiu omenyje, o ne viena kita kompanija santykinai kitos ten laimėjo poziciją ar pralaimėjo. Tai būtent čia grįžtam prie to pačio diversifikacijos dėsnio, kuris netgi per tokį siaurą portfelį kaip 10 pozicijų jau leidžia iš esmės labiau kapitalizuoti būtent sektorių, o ne atskirą vieną kompaniją. Uždrausta žaisti su viena kompanija, kad ir kaip jinai madinga būtų, taškas. Tikrai taip. Nebent tai būtų tavo kompanija. Nu ir vis tiek, tarp kitko, irgi čia gal išeinam truputėlį už mūsų ribų, bet čia viena dažniausių klaidų, kur daro verslininkai. Sako, Arba mano darbuotojai. kompanija, viską matau, viską valdau. Jo. Ir dėl to visas, sakysime, mano gerovės svoris yra mano kompanija. Tai vat, tarp kitko, velykinis laikotarpis, tai labai į temą tas dėsnis, kad visų kiaušinių vieną krepšelį niekad nededi, įskaitant, jeigu vienas iš tų kiaušinių yra tavo ir labai jau norisi, kad visai būtų tavo. Tai netgi geriausi verslininkai, kurie nors kiek yra pasiekę, labai dažnai diversifikuoja, kur sako, jo, aš valdau, jo, mano kompanija auga, man sekasi puikiai, viskas tvarkoj, bet tai yra vis dėlto viena kompanija ir nedaug dievė ten kažkas pasikeičia, o mūsų nepastoviam pasaulyje tai gali įvykti praktiškai per naktį. Tai, sakysime, visą savo gerovę koncentruoti tik tai, nors ir savo vieną kompaniją, irgi vis tiek yra uždrausta. Taip, laikų palinkėjimus toksai diversifikuotis plačiau. Kągi, ačiū, Ilija. Gerai, Greta, ačiū. Iki. Iki kitos savaitės.